Hormonoterapija kaip vienas iš gydymo būdų krūties vėžiui užima labai svarbią vietą onkologiniam ligoniam gydyme, kadangi tai gydymas, kuris tęsiasi ne vienus metus, bet tęsiasi 5 ir dabar jau net ir daugiau metų. Tendencija yra, kad tas gydymas turėtų tęstis 10 metų, o galbūt net ir daugiau. Todėl reikia labai atsižvelgti, kokį vaistą paskirti, įvertinti to vaisto visus pašalinius galimus reiškinius, kadangi ligonė vis dėlto vaistą naudos ne vienus metus, o labai ženklų laiko tarpą. Ilgą laiką, ilgus metus auksinių gydymo standartų buvo laikomas tamoksifenas, su kuriuo mes dirbam ir naudojam savo kasdieniniam darbe jau 30 metų. Tačiau atėjus naujai vaistų kartai, gydymas ir požiūris į šitą vaistą keičiasi ir keičiasi gydymo standartai. Šių metų pradžioj ligonių kasos patvirtino mums naujus gydymo standartus ir pacientės sergančios krūties vėžiu, esančios po menopauzėje, kurių navikas turi teigiamus estrogenų receptorius, turi žymiai platesnės gydymo galimybės, negu turėjo anksčiau. Pacientės, kurios yra vadinamoji toj mažoj rizikos grupiai, jom yra rekomenduotinas naudoti, bent jau pradėti gydymą nuo tamoksifeno, skiriant jį 20 mg dienai ir gydymas tęsiasi 5 metus. Jeigu pacientė priklauso vidutiniai ir aukštai rizikos grupiai, gydymas gali būti pradėtas tamoksifenu, tačiau po 2 metų naudojimo šios pacientės turi galimybę keisti vaistą į aromatazės inhibitorius. Pacientės, kurios priklauso vidutiniai ir aukštai rizikos grupiai, tos, kurios sugebės be pašalinių reiškinių ir be gydymo komplikacijų naudoti tamoksifeną 5 metus, turi galimybę po to pereiti į testinį pagalbinį gydymą, kada joms skiriamas naujas preparatas, aromatazės inhibitorius. Tai tokios yra naujienos. Dar viena naujiena, kad mes turime galimybę tom pacientėm, kurios turi tuos prognostiškai nepalankius faktorius, dėl kurių negalime gydymo pradėti nuo tamoksifeno, turi galimybę iš karto gydymą pradėti nuo aromatazės inhibitorių, nežiūrint kokioj rizikos grupėje jos būtų. Ar tai bus mažos rizikos, ar vidutinės, ar aukštos rizikos grupė. Šitie gydymo standartai parengti atsižvelgiant į krūties vėžio gydymo specialistų rekomendacijas, kurios remiasi atliktais klinikiniais tyrimais, kurie dar nėra baigti. Tai ATAK klinikinis tyrimas, MA17 klinikiniai tyrimai, kurie lygino tamoksifeną su aromatazės inhibitoriais ir būtent kokiu režimu šitie vaistai turėtų skirtis. Ar tai turėtų skirtis iš karto, pradedant gydymą nuo aromatazės inhibitorių, ar tikslinga vaistą keisti po 2 metų tamoksifeno naudojimą, ar vaistą keisti po 5 metų tamoksifeno naudojimo. Yra daug klinikinių studijų, kurių tikslas ir yra išaiškinti ir pateikti įrodymus, kokiu laiku ir kokią vietą turi užimti vienas ar kitas vaistas ir jo naudojimas. Nustatant gydymo standartus visą laiką stengiamasi remtis tyrimais pagrįsta medicina ir išanalizavus didelės apimties klinikinių tyrimų medžiagą. Ir viena būtent publikacija, kuri verčia gydytojus susimastyti, buvo paskelbta 2007 metais, įvertinta virš 4000 moterų krūties vėžio metastazavimo ir ligos progresavimo eiga per susirgimo metus ir pasirodė, kad vis dėlto pats pirmas ligos pikas yra praėjus 2 metam nuo diagnozės nustatymo laiko. Iškyla logiškai klausimas, kada mes turėtumėm keisti hormonoterapiją. Ar verta laukti tuos 2 metus, naudojant tamoksifeną ir sulaukti galbūt ligos progresavimo ir galbūt vis dėlto tikslinga yra hormonoterapiją pakeisti į aromatazės inhibitorius, tai yra vaistus, kurie turi geresnę gydymo
geresnį gydymo efektą, nelaukiant tų 2 metų, arba jeigu, aišku, atsirastų gydymo galimybė visom pradėti gydymą jau iš karto pačiu veiksmingiausiu preparatu, tai yra aromatazės inhibitorės, nelaukiant, kol krūties vėžys progresuos. Šitie visi klausimai buvo aptarti šių metų krūties vėžio konferencijoje, kuri vyko San Galene. Ir krūties vėžio gydymo ekspertų nuomonė, pacientėm, kurios turi mažos rizikos krūties vėžį, aromatazių inhibitorių skirimas kaip pirmos eilės gydymas yra klausimas abejotinas, jom vis dėlto rekomenduotina naudoti tamoksifeną, o pacientėm, kurios priklauso vidutiniai ir aukštai rizikos grupiai, skaitoma, kad aromatazės inhibitoriai pagerina žymiai ligos eigą ir gydymas yra tikslingas pradėti būtent nuo šitų preparatų.